Šokantis kviečia nešokančius.
mėlyjeji. Prisiminėm senoviškus papročius, pasišokom, o dabar sveikinimo žodį į sceną kviečiu tarti Lietuvos ūkininkų sąjungos Prienų skyriaus pirmininką Martyną Butkevičių. Pasitikime plojimais. Labadiena. Labadiena Seimo nariu. Labadiena viceministru. Labadiena merui. Ir visiems dalyviam ir svečiam. Šiandieną noriu pasveikinti visus su gražia sekminių švente, prisimint papročius, pasilinksmint, save palinksmint ir kaimyną palinksmint ir gerus namo įspūdžius parsivežti. Šiandien tokia šventė sekminių asocijuojasi, aš keli žodžius gal, su pienu, su pieno ūkiu ir su karvutėm. Deja, šiandien pieno ūkis Lietuvoje išgyvena nelengviausią laikotarpį, tai turbūt per nepriklausomybės laiką pirmas atvejis, kada reikia pardavinėti produkciją pusvelčiui. Žemės ūkio ministerija, aš matau viceministrą, turbūt sakys mums žodį, nemažai įdėjo darbo, ypatingai ministras Starkevičius, parduodant tiesiogiai ir perdirbant pieną vartotojui, tai sutrumpino kelią, bet leido suskaičiuoti tikrą pieno savikainą, kurią jie gauna, atmetę visas išlaidas, 2-3 kartus didesnę kainą, negu moka perdirbėjai. Man atrodo, ūkininkai pakuždėjo ir prašė šiandien valdžios paklausti, gal kartais mūsų ministerijos atstovai, ministras, perdavė viceministrui ir išrado vaistus prieš monopolį. Būtų malonu, kad greičiau tie vaistai ir vakcina suveiktų ir išgirstum mes šiandien tą formulę ir grįžtum dvigubai patenkinti, tiek pasilinksminę šventį, tiek gerų naujienų. Pasinaudodamas progą norėčiau padėkėti rėmėjam, kurie mumi šitą renginį parėmė. Labai ačiū didelis jam, nes be rėmėjų šiandieno šventė šiandien būtų neįvykus. Ir baigdamas noriu palinkėti visiems sveikatos, geros nuotaikos, Dievas gerą dieną mums šiandien davė ir gerai pasilinksminti ir gerus įspūdžius. Ačiū. Sveikinimo žodį taip pat kviečiu tarti Seimo narį Juozą Palionį. Labą dieną, mėlyjeji žmonės. Šią šviesią tokią šiltą dieną gražioj išlikusioj sodyboje aš noriu jums palinkėti, kad sekminės atgaivintos, sekminės tradicijos tęsimos iš tikrųjų labai gražu ir miela. Norėčiau, kad jūs lydėtų sekminių laimė, o visur ir visada pasitiktų jūs visus, pasitiktų ir visuomet pasitiktų ir lydėtų ir gėris ir šviesa, tokia kaip šiandien. Sėkmės, linksmų sekminių visiems.